Labas rytas tarnautojai. Am, Rugsėjo 1 tai greitai kažkaip norėjau vis tiek įrašyti video jum, kad išgirstume tiem, kurie nebuvote, gal praeitą savaitgalį, kai dalinausi ir kad žinotumėt, kas vyksta pastaruoju metu, ką Dievas daro vaikų tarnavime ir kad būtumėt to dalimi. Tai tikrai nekreipkit dėmesio per daug į šitą, bet tikrai labai kažkaip noriu, kad žinotumėt, nes esat dalis ir tikrai, kad širdis jūsų būtų paruoštos, mūsų širdis būtų paruoštos. Tai vieta, palei kurią mes einam šiemet, yra nuo rugsėjo, kai pernai buvo daugiau, jisai kreips tėvų širdis, vaikus. Kažkaip dabar rezonuoja Jono 15:1-17. Jono 15:1-17 ten rašo apie vynmedį ir kad mes esam šakelės ir kad mes be jo nieko negalim nuveikti ir kad mes turim būti ir kad Dievas patikrins mus ir jeigu mes nebūsim prisijungę, tada būna blogai, ane, ir kad viskas eina iš jo. Tai tikrai paskaitykit tą vietą, medituokit tą vietą, nes ir vaikam tarnaujant mes turim būti įsikabinę į jį, kad turėtume ką duoti. Ir apie ką kalbėjau aš, man buvo toksai pakilęs keli momentai, nes tikiu, kad Dievas veda ne į kiekybę, bet į kokybę ir nori, kad mes augtume, kad mūsų širdis augtų ir plėstųsi. Ir mano pačios širdis turėjo plėstis dėl vaikų tarnavimo ir pasitikėti Dievu, pasitikėti jumis, pasitikėti, kad Dievas daro gerus dalykus. Ir toksai momentas, klausimas buvo, kaip jūs žiūrite tarnavimą, kaip jūs žiūrite vaikų tarnavimą, kaip mes žiūrime jį. Ir vieniem tai gali būti toksai, su kuo susidūriau paskutiniu metu ir tikrai noriu paliesti ypatingai tų vaikų grupės, kur jūs esate atsakingi, kur reikia daugiau priežiūros, kad kaip jūs žiūrit, ar jūs žiūrit taip, kaip jūs ateitumėt patarnauti karaliui, nes kai mes ateinam patarnauti karaliui, karalieniai, mūsų visas dėmesys yra tenais, kad jeigu jiem ko prireiktų, ne, jeigu kas, mes kai patarnaujam karaliui ir karalieniai, neįsitraukiam telefono ir nežiūrim pamokslo, mes kai patarnaujam karaliui, karalieniai, mes nevėluojam patarnystę, mes kai patarnaujam karaliui, karalieniai, mes pasiruošiam, gal draugo prireiks, mes kai patarnaujam karaliui ar karalieniai, mes nekalbam su kažkuo, tai kai mūsų kažkas kažko klausia, aš kalbu apie tą mūsų pasiruošimą, mūsų poziciją į tą tarnystę. Ir tikrai buvo atveju, kada buvo ištraukti telefonai ir vaikai laksto parke, bet tu esi tam, kad galbūt būtum Jėzus tenais, kad būtum jiems prieinamas, kad tu pažintum tuos vaikai, kad jie žinotų, kad sekmadienį prie šito mokytojo jie gali ateiti ir paklausti dalykų. Gal tu esi tam, kad tu perteiktum Dievo meilę tam 1,5 valandą būdamas su jais, 2 valandas būdamas su jais. Tai aš tikrai labai prašau, nesineškit telefono apart, jeigu tikrai jums reikia pasiruošti. Visą dėmesį turėkit jiem, nes kad nebūtų kažkokių pokalbių tarnavimo metu, ypatingai pašalinių žmonių, kurie ateina ir jūs kalbat, bet tuo metu yra vaikai, su kuriais galbūt galit pasisupt, pažaist, paglostyt. Tai aš labai prašau rimtumo šitoj vietoj, aš labai prašau susiklausimo šitoj vietoj, ką Dievas nori per jūs nuveikti. Ir jeigu jūs nesiruošiat pamokėliai, tai nereiškia, kad jisai nenorės paskambinti,
pakalbinti kažkokį vaiką, apkabinti kažkokį vaiką. Kai mes atidarom tas dvasinės duris, Dievas gali daryti labai daug dalykų ir jūs nesureikšminti to savo buvimo ten, jūs esate ten ir ten ateina patepimas. Ir aš tikrai prašau rimtumo šitoje vietoje, nes kelis kartus jau teko matyti dalykus ir aš manau, kad taip neturėtų būti, kad mes Belė. Ne, Dievas nori jūs išnaudoti visą laiką ir visą potencialą jumise ir tikrai eikim tą atvirą širdim, netgi jeigu jūs tą dieną nesijaučiat, jeigu net tą dieną jūsų gyvenime galbūt vyksta kažkokie dalykai, Dievas panaudos ištikimybės momentą ir bus palaiminti ir vaikai, ir jūs pats. Aš kiekvieną kartą išeinu, tai paskutiniu metu tenka visose grupėse patarnauti, labai palaiminta, nes ateinu ir klausiu Dievę, ką aš dabar dėl jų galiu padaryti. Ir praeitą sekmadienį taip su mažiukais nusirovėm. Aš tokia palaiminta, tai tikrai, guys, prašau to tokio, ką aš galiu padaryti, žinai, ką aš galiu, Dieve, naudok mane 100%. Ir visi trukdžiai, kurie mūsų galvoj, išoriniai trukdžiai, kaip telefonai, išoriniai žmonės, jie turi būti patraukti. Tai būtų tiek. Kalbėjom apie vaikų tarnavimo biudžetą, kurį labai norėčiau gauti didesnį, kad mes turėtume daugiau galimybių, bet prie to pačio norėtųsi, kad ir jūs gal pagalvotumėt, ką jūs galit padaryti per šiuos metus, gal kažkokį renginuką tėveliam, gal renginuką vaikam. Ir šį kartą aš norėčiau padaryti, kad kiekviena grupė turėtų savo lyderį, savo žmogų, kuris yra atsakingas ir mes jį perrinksim ir aš turiu galbūt net balsavimo momentų kai kuriuos žmonės turi širdį. Nes tikiu, kad lyderis tai yra žmogus, kaip ir aš atsimenu, atėjau į tarnavimą į savo grupę 10-13 metų, aš buvau tas key person ir aš degiau ir nuo to žmogaus užsisuka varikliukas, ta prasme, galbūt kiti galite tik tai tiek, kiek jūs galite ir ačiū jums labai už tą pasišventimą, už tikimybę. Ir tikrai toksai, kad tikrai nereikalaukit daugiau negu Dievas iš jūsų reikalauja, nes jūs tarnauja Dievui, ne man, bet lyderis žmogus, tai jis užsuka visą grupės veiklą, renginukus, taip toliau. Ir aš supratau, kad aš nesu gabi viską apimti, bet jeigu žmogus dega dėl kažko, tai mes turim ir biudžetą, ir tėvam, ir vaikam. Kitas momentas kažkaip paliečiau, bet jeigu tu esi 10 metų tarnystėje, toj pačioj grupiai, ir tau yra labai patogu ir taip toliau, please, sukeičiam grupės, auk šitoj vietoje, žinau, kad tau yra patogu, tu viską žinai, sukeičiam grupės, eik ten, kur tau yra nepatogu, jeigu tu nori augti. O gal tau jau laikas kažkam atleisinti vietą ir Dievas tave nori pašaukti kitus dalykus ir it's okay. Ta prasme, teik pas mane pakalbėsim, nes viskas dėl to gerai yra. Čia Dievo tarnavimas, jisai parūpins ir žmonių ir jeigu tik tu laikai tą vietą dėl to, kad nėra žmonių, please išeik, nes gal ją tu užėmęs esi ir klaus Dievo, kur tu turėtum augti, nes aš tikiu, kad tarnavime mes turim augti, o ne sėdėti susėdėję. Tai dar toksai momentas ir pats svarbiausias momentas, apie kurį kalbėjau, tai yra draugystė, bendrystė, komunikacija, nes kai ateis lyderis, jūs daugiau turėsit komunikuoti tarpusavyje, kas vyksta, tėveliai, bet svetingumas, kai ateina vaikai į grupę, labas rytas, pasveikinkit su tėvais, paklauskit vaiko vardo, jeigu nepažįsta tėvų, susipažinkite,
tai yra be galo svarbus akcentas, nes jie mato tave, jie mato taip vaikų tarnavimą, jeigu tu ten, aš suprantu, kad neina, ten reikia ruoštis pamokai, tai tada vienas kažkuris stovi, priima vaiką, pasilabina. Vaikams ir tėvam labai svarbu yra svetingumas, paklaus, kaip jūs jaučiatės, kaip jums sekasi, už megzti ryšį su tarnavimu, užmegzti, nes mes turėtume būti tie žmonės, kurie turi pasitikėti, pradėkim draugauti, bendradarbiauti, pasakykim gerą žodį apie juos, apie vaiką, padrąsikim, paklauskim, gal jums reikia maldos kažkur tai. Tai taip, ir paskutinis momentas yra perėjimas, keičiasi grupės, daug vaikų išeina iš vienos grupės, pareina mažyliukai, kaip kiekvienoj grupiai pareina mažyliukai. Būkim lankstus, ką Dievas nori padaryti, ką Dievas nori daryti. Tai tikrai ir turėsim šį sekmadienį laiminimą, bet aš dar daugiau pranešiu, nes šiandien sutarsiu su Darium, kaip tai vyks. Tai ačiū, kad klausės, žinau daug, be 10 minučių, kad neišėjo sudalyvauti valandą, tai suspaudžiau 10 minučių, 11. Laiminu jūs, myliu jūs, lai Dievas daro tai, ką nori daryti, tikrai Dieve, kiekvienas žmogus, lai ištiria savo širdį prieš tave. Jėzus Kristus vardu dėkoju už kiekvieną žmogų šitam tarnavime, dėkoju už kiekvieną žmogų, kuris buvo ir iš kuris ateis, Viešpatie. Tikrai ačiū tau, kad tu mus keiti, Dieve, kad tu mus keiti, Jėzus Kristus vardu. Amen. Iki.